Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Kam iš jūsų teko eiti išpažinties? Atsimenu, kad vaikystėje išpažintis buvo vienas iš baisiausių dalykų bažnyčioje. Baisu buvo eiti pas kunigą ir pasakoti dalykus, apie kuriuos nežino net tėvai. Stengiausi viską išmokti ir padaryti teisingai. Ta sekmadienį atrodė, kad pasaulis nustojo egzistavęs, nes laukė susitikimas su kunigu klausykloje. Tas laikas nenumaldomai artėjo. Stovėjimas ir laukimas eilėje prie klausyklos buvo varginantis. Tikėjausi, kad įvyks koks nors stebuklas ir aš būsiu išgelbėtas nuo tos baisios akistatos. Mintise vis kartojau eiliškumą visos išpažinties atlikimo bei nuodėmes, kurias žadėjau papasakoti kunigui. Stebuklas neįvyko. Atėjo mano eilė atlikti išpažinti. Nesuklydau ir viską padariau teisingai. Pamenu, kai ėjau namo. Toks lengvas ir švarus. Atrodo, kad ta išpažintis tikrai padarė stebuklą. Aš tapau geresnis. Tačiau po to sekusios išpažintis nebuvo tokios įsimintinos ir tas lengvumo jausmas taip ir liko prisiminimuose. Šiandien nesigilinsiu į skirtingus požiūrius į išpažintį katalikiškoje ir protestantiškoje tradicijoje. Pasakysiu tik tiek, kad kartais protestantai reaguodami ir protestuodami prieš tai, kas yra katalikų bažnyčioje, nuėjo į kitą kraštutinumą. Nuodėmių išpažinimą palikdami kaip išskirtinai tik asmeninį reikalą tarp Dievo ir žmogaus. Išpažintis yra palikta paties tikinčiojo reikalui ir niekas nesikiša į tai, ar aš išpažįstu nuodėmes ar ne. Dažnai išpažintis taip ir lieka gražiu siekiu, bet niekada netampa gyvenimą keičiančią realybę. Biblijoje yra rašoma, kas slepia savo kaltes, tam nesiseks, o kas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo. Patarlių knyga, 28 skyrius, 13 eilutė. Viena psichoterapeutė vardu Sharon Heimer rašė, smunkant religiniam tikėjimui ir apsilankymams bažnyčioje, verčia žmonės ieškoti kitų vietų, kur jie galėtų atlikti išpažintį. Nykstant tradiciniams būdams išpažinti nuodėmes, psichoterapija suteikia terpę, kur poreikis išpažinčiai būtų išpildytas. Tenka sutikti, kad psichoterapija ir konsultavimas savo esmėje yra išpažintis. Žmogus ateina pas konsultantą ar terapeutą ir ten išpažįsta savo jausmus, savo sunkumus. Galbūt tai yra priežastis tokio psichologijos populiarumo, nes tai, ką žmonės anksčiau kalbėdavo su kunigais ir dvasininkais, šioje supasaulėjusioje visuomenėje jiems tenka daryti psichologo kambaryje. Tačiau išpažintis dvasininkui ir psichologui dažniausiai nėra vienas ir tas pats. Jei kalbame su dvasininku, tai išpažintyje yra pabrėžiamas moralinis suklupimas, tuo tarpu psichoterapijoje to visiškai gali ir nebūti. Klientui tiesiog padedama su tam tikra problema kažkaip susitvarkyti. Tarkim, žmogus pripažįsta, kad muša savo žmoną. Dvasininkas kalbės apie nuodėmės išpažinimą, atgailą ir atleidimą. Terapeutas tuo tarpu gali kalbėti apie tai, kaip klientas vaikystėje pats buvo išnaudojamas ir dabar gyvena visiškai nesuprasdamas vyro ir moters vaidmens šeimoje bei nuolatos yra įsivėlęs į kovą dėl valdžios šeimoje. Ir kunigas, ir terapeutas sieks pakeisti žmogaus elgesį, tačiau išpažintyje dvasininkui bus kalbama apie aiškios moralės sulaužymą, o terapeuto kabinete bus priimta moralinio neutralumo pozicija. Noriu, kad mane teisingai suprastumėte. Aš labai vertinu konsultavimą. Pats esu baigęs krikščioniško konsultavimo kursą ir mėgstu dažnai cituoti vieną iš savo dėstytojų pamokos metu išsakytą mintį, kad tai, ką malda gali padaryti per 6 metus, geras psichologas gali padaryti per vieną susitikimą. Aš taip pat tikiu, kad tikroji išpažintis padeda pažiūrėti į mūsų širdis ir įvardinti tai, kas yra nuodėmė ir kas yra ne. Ar pamenate, kas įvyko, kai Adomas ir Ieva nusidėjo? Pradžios knygoje, 3 skyriuje yra rašoma. Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susisiuvo figmedžio labus ir pasidarė juosmens aprišalus. Išgirdę Dievą vaikščiojantį sode pavakaro vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu? Jis atsakė, išgirdau tave vaikščiojantį sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl ir pasislėpiau. Išpažintis. Dievas ateina pas žmogų ir pradeda su juo bendrauti. Dievas eina tiesiai prie reikalo ir klausia apie žmogaus padėtį. O ką daro žmogus? Jis tos akistatos vengia.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu, džiaugiuosi, nes tikiu, jog man to užtenka, pakanka. Saulės spindulių ant mano delno, lietaus lašų, džiaugsmo ašarų. Aš tikiu, nepakaks valandos padėkoti už viską, nenulenksiu galvos, kol draugai neišduos, kol tėvai bus šalia, mylės ir guos. Nenulenksiu galvos, nenusimink brolau, tik niekada nenusimink, labai prašau. Na tai kas, kad tyliai sudeda ginklus jausmai, iš kur žinai, kad jie pasiduoda, gal tik naują progą tau jie dovanoja. O kaip tu jiems atsidėkoji, pakelki koją naujam gyvenimui, dėk pirmą žingsnį, pakeiski savo žvilgsnį, nors akis ir išblyško, te tavo lūpos nusišypso. Pasakyk sau, jog sugebėsi, jog dar pakentėsi, dar pajėgsi. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį. Jau dabar liūdesys pasitraukia tyliai. Liūdesys pasitraukia tyliai. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį. Jau dabar liūdesys pasitraukia tyliai. Liūdesys pasitraukia tyliai. Akise išblėso vakaras, pasaulis pilnas ašarų, vėl reikia rinktis naują kelio atšaką. Aš pakeliu akis į savo dangų, jaučiu jis saugo, spindulys prasiskverbė pro tamsų langą. Dabar tikiu, dabar matau, ačiū tau, kelias tolimas laukia, Dievą meldžiu, eikime kartu. Tikiu, jog kai kitą kartą atmerksiu akis, jos išvys tai, ką norėčiau matyti, kuo norėčiau gyventi. Belieka tik laukti ir dar kartą pabandyti. Smėlėtas kelias čia stovėjau kartu su visais, kai neturėjau kur eiti, mane tik jie palaikė. Kai kitą kartą sugrįšiu, tikiuosi jūsų nebebus, tikiuosi būsite išėję į savo džiaugsmo alėją ir sapnų karalystės takais. Aš eisiu su visais, kur glausis mano siela, išbandymo dieną. Aš ne aktorius, bet mano teatras gatvė, ir į Lietuvą aš tikrai nebegrįšiu. Ant mano kapo bus parašyta, čia guli žmogus, jo gyvenimas buvo gražus. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį. Jau dabar liūdesys pasitraukia tyliai. Liūdesys pasitraukia tyliai. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį. Jau dabar liūdesys pasitraukia tyliai. Liūdesys pasitraukia tyliai. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį. Jau dabar liūdesys pasitraukia tyliai. Liūdesys pasitraukia tyliai. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį. Jau dabar liūdesys pasitraukia tyliai. Liūdesys pasitraukia tyliai. Kasdienė mana. Išpažintis yra žmogui labai sudėtingas dalykas, nes natūraliai žmogus jos vengia. Žmogus darys viską, kad tik išpažinties išvengti. Tuo galima paaiškinti, kodėl net pagauti nusikaltimo vietoje dažnai žmonės bando išsisukinėti. Adomas ir Ieva elgiasi panašiai. Jie kaltina Dievą, kaltina vienas kitą ir žalti, tik ne patys save. Kaip tik dėl šios priežasties išpažintis palikta paties žmogaus rankose išgaruoja, nes žmogus bando vis save pateisinti. Kodėl taip žmogus elgiasi? Pastebėkite, kodėl Adomas ir Ieva slėpėsi. Nes jie buvo nuogi. Jie išsigando, kad Dievas pamatys jų nuogumą. Vienas psichologas apie išpažintį yra pasakęs taip, kad išpažintis tai ne mūsų nuodėmių išvardinimas, o leidimas kitam pamatyti, kokie mes esame iš tikrųjų. Išpažintis yra pirmiausiai reikalinga, nes ji mums padeda pažiūrėti į esamą realybę ir pavadinti daiktus savo vardais. Jei padarėme nuodėmę, tai reikia ją ir įvardinti kaip nuodėmę. Krikščionybė kviečia išpažinti nuodėmes ir priimti Dievo atleidimą. Pirmame Jono laiške, 1 skyriuje, 9 eilutėje apaštalas sako: jei išpažįstame savo nuodėmes, Dievas yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmę ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Mūsų sveikas požiūris į save ateina ne mums bandant save įtikinti, kad esame vertingi, svarbus ir geri. Jis ateina supratus, kad ir kokie mes esame. Jei mes pripažįstame savo nuodėmes, išpažįstame jas ir norime gyventi kitaip, tai Dievas mums atleidžia ir vėl laimina. Karalius Dovydas 32 psalmėje taip rašė:
Kol tylėjau, mano kaulai nyko nuo mano nuolatinių dejonių, nes dieną naktį mane slėgė tavo ranka, mano jėgos išseko lyg nuo vasaros karščių. Tačiau išpažinau savo nuodėmę, nebeslėpiau savo kaltės. Matote, išpažintis mus išvatuoja iš kaltės jausmo ir atneša ramybę. Tačiau klausimas išlieka, kam mes turime išpažinti savo nuodėmes. Tas pats karalius Dovydas rašė taip: tau nusidėjau, tik tais tau. Psalmių knyga, 51 skyrius, 6 eilutė. Visos mūsų nuodėmės galiausiai yra prieš Dievą. Patys ar psichologo pagalba įsigilinę ir suvokę savo klaidas turime suvokti, kad tai ne tik charakterio trūkumai, kuriuos reikia koreguoti, tai nuodėmės, kuriomis reikalingas atleidimas, kurį gali suteikti tik vienintelis Dievas. Niekur Biblijoje nerasite, kad žmogui yra suteikta galia atleisti nuodėmės. Jei tai nuodėmė prieš Dievą, jam reikia ir išpažinti ją. O ką daryti, jeigu mūsų nuodėmės paliečia ir kitus žmonės? Jei mūsų nuodėmė palietė ir šalia esanti, tai reikia pirmiausiai susitaikyti su tuo žmogumi, o tada eiti pas Dievą maldoje. Jokūbas savo laiške taip rašė: išpažinkite vieni kitiems savo nuodėmes ir melskitės vieni už kitus. Jokūbo laiškas, 5 skyrius, 16 eilutė. Mes turime išpažinti savo nuodėmes pirmiausia Dievui, o tada tiems, kuriuos ta nuodėmė palietė. Tokioje išpažintyje neturi būti jokio apsimetinėjimo, turi būti atsiverimas nesistengiant apsiginti arba teisintis, nes tai yra tikrasis nuolankumas, kai mes nesistengiame būti kažkuo, kuo nesame. Savo pamąstymus išpažinties temą norėčiau baigti Jono Kalvino žodžiais. Apie išpažintį šis didis žmogus rašė taip: pirmiausiai mes turime išpažinti savo trūkumus vienas kitam, tikėdamiesi brandaus patarimo, užuojautos ir paguodos. Antra, šis abipusis supratimas mūsų trūkumų turi paskatinti vienas už kitą melstis mūsų Viešpačiui. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.